situacija? Slidu labai įspūdinga. Treneris apie tai ir kalbėjo, kiek iš tikrųjų tai trukdė žaisti krepšinį 100%? Tikrai trukdė, aišku, čia negalim rašyti ant salės visko, kad čia blogai žaidėm dėl to, kad salė slidi, bet tai tikrai maišė. Trenerio pastebėjimas buvo dar ir tas, kad Toronto Raptors komandoje matyt šiek tiek primiršai, kaip reikia žaisti 2 prieš 2, apie tai sakė Jonas Kazlauskas. Ką pats apie tai galvoji? Nežinau, aš tikiuosi, kad tada primins. Ne, tam ir mokomės, aš vis tiek nauja komanda, nauji žaidėjai ir reikia priprasti, nes prie kito aš buvau čia tik tai savaitę dar su vyrais ir reikia laiko šiek tiek, kad priprašė. O pats tas sugrįžimas į Lietuvos komandą tau šiandieną, kiek malonus? Žiauriai malonus, labai buvo kaifavau, kai girdėjau Lietuvos himną po tiek laiko, nes tikrai jau buvau senai girdėjęs ir tikrai buvo smagu vėl užsidėti žalią, nors žaidėm baltom, bet vis tiek. Treneris užsiminė, kad jauni žaidėjai šiek tiek pervertino savo jėgas, ar sutiktumėte? Nežinau, aš ne treneris, aš nevertinu, paliksiu tai treneriui, jisai įvertinti geriau už mane, aš manau. Jonai, tas tandemas su Donatu Motiejūnu šiandien nepavyko, treneris didesnę vertės dalį suvertė Donatui, ką pats apie tai manai? Mano tradicinis atsakymas, aš ne treneris, aš negaliu kaltinti žaidėjų ir buvo taip, kaip buvo, įvyko, sužaidėm visi kaip sužaidėm ir viskas, aš negaliu vertinti jo ar savęs. Čia trenerio darbas, aš manau. Pats dažniausiai žaidži su 4 numeriais, kurie yra daugiau gynybinio stiliaus ir tai, kad Donatas irgi mėgsta atakuoti, neapsunkina, tarkim, jūsų to tandemą? Aš negaliu drįsti, kad jisai nemėgsta gynybos, gerai žaidžia gynyboje, gerai skaito gynybą ir aš manau, jis padarė klaidą. O Jonai, apskritai gali palyginti NBA vasaros lygoje turėtą kompeticiją su varžovais ir čia rungtynėse su belgais? Nežinau, negaliu palyginti, nes tai yra du skirtingi žaidimai. Tenais yra skirtingas žaidimas, čia yra skirtingas žaidimas ir būtų labai sunku lyginti. Turiu galvoje, ar yra didžiulis skirtumas iš NBA sugrįžti čia į Europą ir vėl žaisti? Tikrai jaučiasi tas skirtumas ir aš keistai jaučiausi, kai galėjau stovėti gynyboje baudos aikštelėje ir manęs nevaržė 3 sekundės, tai lengviau gynyboje. Ačiū labai. Prašom labai.